Tai treneri, po tokių rungtynių dažnai komentatoriai sako kovingos lygiosios. Taip ir buvo šiandien? Nu, kaip ir matėm, abi komandas buvo po taurės. Jie turėjo vieną dieną daugiau poilsių, mes vieną dieną mažiau. Šiandien buvo, sakau, toks rungtynės iki įvarčio ir labai didelė klaidos kaina. Matėm, mes pirm padarėm tą klaidą. Jautės, kad trūko pas vaikinų šviežumo tokio, kur norėjom pristatyti kamuolį, ateidavo tas kamuolys, bet per ilgai perlaikydavom, reikėdavo greičiau atiduoti perdavimą. Jautės, kad visur aikštėje, truputį vėluojam, bet aš pasakysiu taip. Džiaugiuosi, kaip vaikinai šiandien kovės. Gera reakcija po praleisto įvarčio. Tikrai šaunuoliai. Nenoriu skirtinėti žaidėjų, bet šiandien gal atskirai pasakysiu Egidijus Gritkus. Šiandien noriu pasakyti, jam didžiulis bravo. Vaikinui labai sunku, aš jį per keletą pozicijų, tai jam reikia tikrai gerai, kaip sakykime, daug reikia dėti pastangų, kad žinot, bet šiandien manau, kad ir tą perdavimą atidavė, tai jam, kaip sakyti, reikia padėkoti, kad jis tiek padėti komandai, žinoma, ir būtent visiems kitiem. Kaip pasakyti, tikrai daug jėgų idėja, noro turėjo, bet kartais būna toks futbolas, žinot. Turėjome šiandien, manau, tikrai nemažai tų momentų, kur galbūt galėjo sėkmė pasisukti mūsų pusę, bet Garliava kokybiškai, drausmingai ginasi, yra sudėtinga, jie norėjo, kad mes ateitumėm. Ir mes norėjom, kad jie ateitų pas mumis, jie norėjo, kad mes ateitumėm. Tai šiandien sakau, pritruko kai kurios momentus, galbūt individualiai apžaisti viens ant vieno ir tada būtų atsivėrę tie momentai. Turėjom keletą iš kraštų perdavimų, bet norėjos daugiau, bet yra kaip yra ir pasistengsim atstatyti vyrus ir kad kitom rungtynėm būtumėm pasiruošę. Tai tiek. Dabar turėsit savaitę, gal pagaliau toks geresnis ritmas, tos energijos pavyks įsikvėpti per tą savaitę. Dabar ir taip, kad po šių rungtynių turim 3 traumas, tai įsikvėpti aš nežinau kaip čia. Įkvėpti. Reikia pasižiūrėti, kaip čia bus, duosim keletą dienų pailsėti vaikinam, reikia susidėlioti truputėlį ir nežinau, matysim. Noriu visko ko geriausio, matysim, ruošimės kaip ir visom rungtynėm ir stengsimės kitos rungtynės vėl kautis dėl 3 taškų. Tai tiek. Didžiulis ačiū vaikinam, jie nuostabus, atidavė viską, ką galėjau šiandien. Tai taip toliau reikia atiduoti visas jėgas ir manau, kad sėkmė vis tiek atsisuks į mūsų pusę. To ir linkim. Ačiū.